O kai žmogus neveikia, tai jis ir neturi to, ką norėtų. Jis turėtų veikti, kad gauti tą, ką jis nori. Šiuo atveju jis nori pasikeisti mašiną. Tai gerai, yra jau pinigai, sutaupyti, nusipirki mašiną ir iš karto dedi šitą parduoti. Arba ten vėl pagal gyvenimo, ten labai priklauso nuo to, koks yra gyvenimas. Galima šitą parduoti pirmą, tada bus daugiau tų pinigų ir galbūt drąsiau bus pirkti kitą. Nes jau ir pasirinkimo neturi. Dabar čia yra pasirinkimas. Tai va, ir žmogus gaunasi tokio tarp čia ir tarp čia. Jisai nežino, nes čia irgi dar gerai. Kam čia šokti į naują, jeigu čia irgi gerai, nes nauja yra su rizika. Tai kaip išeitų, kad visada ta nauja yra visada rizika. Sena yra priprasta ir ten atrodo saugu. Nors ir tai jau matosi, jau suprantama yra, kad sena mašina jau nebėra saugu, jinai jau sena. Norėtųsi naujesnės. Saugu tai turiu omeny, kad jinai gali bet kada sulūžti, kaip suprantam, nebevažiuoti. Nes į avariją gali papulti tiek sena, tiek nauja mašina. Čia jau skirtumo nėra.